Sveiki draugai, pakalbėkime apie vieną liūdniausių įvykių, tai yra eismo įvykis motociklu. Motocikluose dažniausiai niekados nebūna vaizdo registratorių, nes jį įmontuoti yra ir nepatogu, ir nelabai yra vietos, priešingai negu kruiziniai motociklai, kurie montuojasi registratorius jau stacionariais motociklus, tokiuose yra šiek tiek viskas sunkiau. Ir tokiems atvejams yra MIO vaizdo registratorius, kuris montuojasi ant šalmo ir kas yra įdomu, jis turi kamerą ir priekyje, turim kamerą ir gale. Reiškia, mes filmuojame ir į priekį, ir į galą. Vienas patogumas yra tas, kad mūsų registratorius labai lengvai keičia kampą, taip kaip mes laikom galvą, kaip mes važiuojame. Registratorius nusiema itin lengvai. Lieka prie šalmo štai tokia dalis priklijuota, o čia yra mūsų registratorius. Pakrautas jisai laiko apie 3-4 valandas. Sakysit nemažai, o iš tikrųjų tai yra daug, nes jis yra nesunkus ir turi 2 kameras. Taip pat, aišku, turi ir Wi-Fi. Šitas registratorius nėra brangus pirkinys. Jeigu daug keliaujat, galime nusipirkti juos ir 2. Kol važiuosim su vienu, su kitu mes pasikrausim. Ir kas svarbiausia, kad jeigu tokia nelaimė įvyko, mes turėsime liudininką. Kartais būna sužalojimai tokie didžiuliai, kad žmonės ir palieka mūsų pasaulį. Ir nėra ko paklausti, kas įvyko, kad įvyko eismo įvykis. O šitas daiktas, tikiuosi, liks kaip žaisliukas, nes jeigu įvyks toks įvykis kaip čia pavyzdys, jis taps aukso vertės.